kolektyvai įsilieja nesunkiai. Dudzinskis. Semas Marėjus prieš Antaną Kavaliauską. Ir štai taip Marėjus gerai užsiėmė poziciją gynyboje. Na ir kaip prieš tai. Negali pykti ant Leonavičiaus, kad jis nepataikė, taip ir čia. Negali pykti ant Mološčiako, jis gynėsi taip, kaip ir reikia. Marėjus taip. Marėjus. Prieš Jankūną. Pats žaidžia Semas Marėjus, dešinė ranka. Leonavičius. Asimas Marėjus ir Asimo Marėjus metimas. Plius bilietus į Kidų ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyrą, kuris vasario 19-21 dienomis vyks sostinėje, Vilniaus Lietuvos Ryto ir Siemens arenose. Ir sausio 26-ąją bilietai brangs. Ir taip pat vis dar galioja akcija. Jų pabaigoje gali būti ir nepadorus Šiauliams rezultatas. Plius 20 jau turi aikštės šeimininkai. Marėjus, na galbūt dabar pavyks. Na prieš Jomantą jau pranašumo Venė neturi. Marėjus. Ir Žalgiris dabar be Jeftoko, be Vujuko. 10 minutės pertraukėlės, po jos Gintaras Leonavičius sugrįžta į aikštelę, sugrįžta ir Deividas Dudzinskis. Smogiamasis Šiaulių penketukas dabar. Semas Marėjus. Turi tą tokį... Galima prisiminti ir Karolio Guščiko blokuotą metimą ir to paties Artūro Gudaičio stogą varžovui. Ką dabar puolime Marėjus parodys kairę ranką, štai Tūto komanda kol kas labai permainingos ir atkaklios šios rungtynės, tai viena, tai kita ekipa išsiveržia į priekį. Kameronas Arsas. Gintaras Leonavičius pasirodė aikštėje, jis pakeitė Eividą Mološčiaką, taigi dabar įžaidėjo pozicijoje bus. Tai iš čia pataikyti Arvydas. Jomantas. Po krepšių dabar Deividas Dudzinskis, Asimas Marėjus, jo klaidinantis judesiai ir į kairę, į dešinę ir... Atkovotas kamuolys, taip pat ir 10-asis Jeftoko taškas. Tada akivaizdu, kad Žalgirio priekinė linija daugiausiai problemų sudaro Šiaulių komandai ir tie du starto penketo žaidėjai. Kameronas Arsas. Nė taško nėra pelnęs. Semas Marėjus. Ant savo taikiklio kol kas Lukas Lekavičius. Maikas Kotas. Grįžta prie Marėjus. Trūksta. Ir dabar Artūras Jomantas. Persivaro kamuolį į varžovo aikštės pusę. 46-37 Jomantas. Asimas Marėjus ir pelno taškus. Dabar Marėjus įveikdama. 26 sekundės ir 90-osios. Giedraitis atgal Skotui. Maikas Kotas. Asemui Marėjui pražanga Brauno ir 2 taškai. Asemas Marėjui. Ir pataikydamas pirmąjį tritaškį šiose rungtynėse. Iki tol tolimų metimų nebuvo. Dabar jau pavyksta pataikyti 4-7. Dambrauskas. Asimui Marėjui labai gražiai Šiaulių ataka. Tiesiog kaip minutės 30 sekundžių. Iki trečiojo kėlinuko pabaigos palyginimų Šiauliai kol kas pražangų šiame ketvirtyje dar neturi. Marėjus 2 taškai su pražanga. Brauksiu taškus, bet tiesiog sugrąžinti komandai 18 taškų pranašumą. To nepadaro Robertas Jeftokas. Veteranas, kuris dabar atrodo geros sportinės formos. Antroji vieta suteikia namų aikštės pranašumą tik ketvirtfinalyje ir pusfinalyje. Marėjus pasinaudoja Maiko Skoto perdavimu. Lieka 8 minutės. Skotas. Marėjui puikus perdavimas ir Semas Marėjus užbaigė ataką. Jo kol kas nėra ne vieno žmogaus, kurį būtų galima bent kažkiek išskirti, žaidžiantį naudingai, efektyviai, rezultatyviai. Visi mėto pro šalį, na čia jau Marėjus pasižymė dėjimu iš viršaus. Dažnai prameta. Martynas Pocius, jo prasiveržimas, Semas Marėjus lietė varžovo mestą kamuolį. Blokas bus įrašytas į statistikos protokolą egiptiečiui.
Artūras Jomantas labai gražiai. Iki kėlinio pabaigos. Morėjus pradėjo rinktis kamuolius. Taip, ir dabar 2 taškai. Jomantas. Puikus Artūro Jomanto perdavimas. Kurios baigėsi 5 taškų skirtumų arba mažesnių. O čia pavyksta pataikyti Simui Morėjui. 2% pataikymas tikrai ne taip. Vasiliauskas žaidžia kaip norėtų, o čia nepataikė iš po krepšio Dambrauskas. Gedimino Petrausko taktinis sprendimas. Leisti į startinį komandos penketą, po to pasodinti ant suolo ir taupyti lemiamoms minutėms. Arba Gediminas Petrauskas nebuvo patenkintas Koto žaidimas Mindaugo taurėje. Na, o čia Kazino LKL rungtynėse pirmosius taškus šiandien pelno Šarūnas Vasiliauskas, kuris yra rezultatyviausias krepšininkas visoje lygoje. Kol kas šiame sezone įžaisas Leonavičius talkinti. Jomantas taip pat, žinoma, gali persivaryti kamuolį į varžovo aikštės pusę. Dudzinskis. Jomantas prieš Kisielių. Jomanto koks perdavimas yra Simas Morėjus. Tai yra atkovoti kamuoliai ir nedaryti klaidų, nes šiauliečiai mėgsta namie perimti kamuolius ir perima po 9 vidutiniškai per rungtynės. O čia Artūras Jomantas, jo perdavimas Morėjui ir Morėjus per Džerajų Grantą, kad jau sunkiai gaudo kvapą. Rungtynių pabaiga, žinoma, antrosios rungtynės per 2 dienas ir jam tenka arti ir žaidėjo pozicijoje ir savojoje vietoje. Tai yra Roko Giedraičio prasiveržimas ir ten Asemo Morėjaus blokas. Pavyko Giedraičio aplenkti Artūrą Jomantą, tačiau Asemas Morėjus sužiba gynyboje. O dabar sužiba ir puolime. Ir pademonstruoti iš tikrųjų didžiulį norą, valią ir kovingumą, siekdami pergalės. Jankūnas ir toliau nesustabdomas. 14 taškų jo sąskaitoje. Deividas Dudzinskis irgi. Prieš rungtynės gerai parašė, taigi ir traumų tų pavyksta išvengti. Paulius Dambrauskas prie 3 taškų zonos. Dambrauskas, Simas Morėjus, taip pat Deividas Dudzinskis, Artūras Jomantas ir Kameronas Airsas. Toks yra Šiaulių komandos. Leonavičiui. Na ir jis po to į kraštą Kameronui Airsui. 8 sekundės lieka iki atakai skirto laiko finišo. Airso tolimo šūvis ir pataiko Kameronas Airsas. Klaidos 4 prieš 5. Mažiau suklydo šiauliečiai. Airsas meta iš toli. Ir taiklus Kamerono Airso metimas. Buvo prie jo, ten Gintaras Leonavičius realių šansų sutrukdyti varžovui neturėjo, bent jau pražangos išvengė. 13-13. Leonavičius. Marėjai pabando jis iš vidutinio nuotolio ir meta tai. Jų sąskaita yra tos pačios 4 klaidos. Taigi per trečiąjį kėlinuką nei vienos, o Vytautas suklysta 5 kartą, 3 klaidos per šį kėlinuką. Pataikosi.